Taigi jau turime atsidarę kompiuterio korpusą ir dėsime operatyviąją atmintį. Šiuo metu kompiuteryje yra vienas RAM modulis 8 GB ir dėsim dar vieną modulį irgi 8 GB. Na, jei kas nežinote, tai čia yra procesorius, čia vaizdo plokštė, čia RAM lizdai, korpuso aušintuvas. RAM lizdai visada būna daugmaž šitoj vietoj, į dešinę nuo procesoriaus. Lizdai yra žymimi A1, A2, B1, B2 žymėjimu, tai pirmiausia dedama atmintis į A1, jei po to pildome, tai į B1, į trečiąjį lizdą. Kaip jie išsidėstę, galima pasižiūrėti vartotojo instrukcijoje pateikimoje kartu su pagrindinė plokšte. Geriausia dėti vienodo greičio, vienodos talpos ir netgi to pačio gamintojo RAM modulius, nors dažniausiai gerai veikia ir su kitokiom konfigūracijom. Išsipakuosime. Čia yra toks griovelis, tai ten irgi yra, reikia pataikyti. Atlenkiam auseles, čia štai pagrindiniai plokštį apatiniai neatsilenkia, tai reikia tik viršutinę ir statome RAM modulį. Lengviausia tokį darbą daryti esant kompiuteriui gulsčioj padėty, bet man sudėtinga taip nufilmuoti, tai darau stačioj padėty. Tai va. Ir dabar užliaukiam viršutinę auselę. Dar reikia stipriau. Va, viskas. Nebijokit paspausti. Viskas. Darbas baigtas. Jungsim, žiūrėsim, kaip veikia.